Sveiki atvykę į Time Club LT kanalo laikrodžių tematiką. Tai jau 12 mūsų apžvalga, tad kviečiame pasižvalgyti po kanalo turinį ir užsiprenumeruoti, jei to dar nepadarėte. Mano vardas Gediminas ir šį kartą apžvelgsiu iš karto 3 Casio Vintage linijos laikrodžius. Visi 3 laikrodžiai atrodo stilingai ir yra nemažiau įdomus dėl savo įdomaus retro futuristinio dizaino. Pradėkime nuo Casio AQ800E modelio su analoginiu ir skaitmeniniu ciferblatais. Šių dienų perspektyvoje laikrodis nedidukas, beje kaip ir kiti 2 laikrodžiai. Šio laikrodžio aukštis yra 41 mm, plotis 32 mm, storis nepilnai 9 mm. Nors laikrodis dengtas chromo spalvos danga ir atrodo beveik kaip tikras metalinis korpusas, vis tik yra pagamintas iš plastiko, kaip beje ir laikrodžio stikliukas. Tad reiktų kiek pasisaugoti, nes stikliukas braižosi gana lengvai. Laikrodžio nugarėlė yra tipinė Casio laikrodžiams, pagaminta iš nerūdijančio plieno, su modelio bei laiko mechanizmo įrašų įspaudais. Antrasis laikrodis, modelis A100WE, turi vienos eilutės skaitmeninį ciferblatą. Esminis išskirtinumas – mygtukai yra sutulpinti laikrodžio priekyje esančioje panelėje, o ne šonuose kaip įprasta. Tamsinta chromo danga taip pat dengia plastikinį korpusą, stikliukas irgi plastikinis. Išmatavimai labai panašus kaip ir pirmojo modelio, tiesa šis modelis šiek tiek storesnis. Paskutinis trečiasis modelis A171WE turi apvalų korpusą ir gana tipinį kituose skaitmeniniuose Casio laikrodžiuose naudojama 2 eilučių LCD ekranėlį. Savo dydžiu šis laikrodis artimas kitiems modeliams. Diametras 38 mm, aukštis 39 mm. Laikrodžio medžiagos identiškos prieš tai rodysiems. Visi 3 moduliai garantuoja 3 atmosferų vandens atsparumo apsaugą. Tai yra, galite plautis rankas dėvinčios laikrodžius, tačiau plaukioti jie netinkami. Kaip ir minėjau, laikrodžiai gana nedideli, ant riešo žiūrisi labai gražiai. Palyginimui mano riešo apimtis yra apie 17,5 cm. Visi 3 modeliai tinka tiek vyrams, tiek moteriams. Taip pat įvairioms progoms ir sakyčiau prie įvairios aprangos. Tiks ir prie marškinių su kostiumu, prie bliuzono ar laisvalaikio marškinėlių trumpomis rankovėmis. Panagrinėkime laikrodžių dizainą kiek detaliau. Casio AQ800E modelis yra atnaujintas modelio AQ450 variantas, kuris buvo išleistas prieš daugiau nei 40 metų. Žinoma, naujasis modelis atrodo moderniau, tačiau išlaiko esminius dizaino bruožus. Stačiakampis apvalintais kampais, analoginis ciferblatas primena senųjų kineskopinių TV ekraną. Žalsvas ciferblato fonas su šviesos išsklaidymo efektu atrodo dailiai. Pats ciferblatas nėra perkrautas. Nors dėl gana plonų ir trumpų rodyklių, analoginio laiko skaitomumas yra vidutinis. Po ciferblatų turime nedidelį vienos eilutės LCD ekranėlį. Tiek laikrodžio forma, tiek abu ciferblatai puikiai tarpusavyje dera. Dizainas išlaiko 80-ųjų metų retro stilių, bei kartu atrodo gana šiuolaikiškai. Šalia šios spalvos dar turime keletą kitų spalvinių variantų. Su rausvu melsvu ciferblatais, taip pat ir languotais ciferblatais, bei aukso spalvos korpusu. Laikrodis turi 3 mygtukus. Tiesa, dešinėje esantis mygtukas yra paslėptas. Jo paspaudimui teks naudoti kažkokį smailesnį daiktą ar papildomą įrankį. Šis mygtukas skirtas nustatymams keisti, tad dažnai naudoti jo neteks. Funkcijos bazinės – žadintuvas, valandinis signalas, sekundometras. Taip pat papildoma antra laiko zona. Naudojamas 5696 laiko modulis, kuris neturi įprogramuotų metų, tad datą keliamaisiais metais teks pasikoreguoti. A100WE modelis taip pat turi savo protėvį, modelį F100, kuris nusifilmavo 1979 metų fantastinėme filme Svetimas ant Alien Ripley riešo. Naujasis modelis puikiai išlaiko retro futuristinį dizainą. Laikrodžio korpuso priekyje esantys mygtukai papuošti skirtingų spalvų juostelėmis. Su atskirtomis panelėmis imituoja valdymo prietaisų mygtukus ir atrodo kiek neįprastai, tačiau įdomiai. Invertuotas laikrodžio ekranėlis turi vidutinį skaitomumą. Pats laikrodis atrodo labai dailiai, net šiek tiek primena žaisliuką vaikams. Tiesa, valdymas spaudant priekį esančius mygtukus yra neįprastas ir gana nepatogus. Mygtukai kartais nepasispaudžia.
Kiti šio modelio spalviniai variantai taip pat atkreipia dėmesį. Atrodo ganėtinai skirtingi. Ypač išsiskiria versija su aukso spalvos korpusu bei apyrankėm. Laikrodžio funkcijos tokios kaip ir AQ800E modelio, tik šis neturi antrosios laiko zonos. Modelis A171WE turi apvalę kiek neįprastą tokio tipo Casio laikrodžiams formą. Nedideliems skaitmeniniams laikrodžiams Casio dažniausiai naudoja keturkampio formos korpusą. Pats dizainas labai artimas A158WA modeliui. Galima sakyti laikrodžiai broliai, tik kitokių formų. Tipinis 2 eilučių ekranėlis turi gerą skaitomumą. 3 mygtukų valdymas gana įprastas. Turime pagrindinės funkcijas – žadintuvą, valandinį signalą bei sekundometrą. Naudojamas laiko modulis 593 dirba su baterija CR2016, kurios turėtų pakakti 7 metams. Tiesa, šiek tiek keista, jog AQ800E modelis neturi ekrano pašvietimo. Kitų modelių ekrano pašvietimas nėra intensyvus, bet savo funkciją atlieka gerai. Visų laikrodžių apyrankės pagamintos iš nerūdijančio plieno lankstytų narelių. AQ800E ir A100WE laikrodžių apyrankės dengtos tamsesne danga. Bendrai apyrankės yra vidutiniškos kokybės. Nareliai turi šiek tiek laisvumo. Vis tik atrodo jos gana solidžiai ir gražiai, o ir tinka šiems laikrodžiams. Tiesa, visuose 3 naudojama sagtis su kabliukais, kuri mano asmeninė nuomonė yra ganėtinai nepatogi naudoti. Taigi, vertinant tik techninius dalykus, turime nemažai trūkumų, bet šie modeliai labiau išsiskiria savo unikaliu dizainu ir stiliumi. Tad netaip jau paprasta sudėlioti pliusus ir minusus, bet pabandysiu. Privalumai. Stilingi, dailiai atrodantis retro stiliaus skaitmeniniai laikrodžiai su šiuolaikinio dizaino prieskoniu. Unisex dizainas tinka prie įvairios aprangos įvairioms veikloms. Įdomus skirtingai atrodantis spalviniai variantai. Puikiai tinka kolekcijoms. Mano manymu, bent vienas Casio vintage linijos laikrodis būtinas laikrodžių mėgėjo kolekcijoje. Vidutiniški dalykai. Chromo stiliaus dangos plastikiniai korpusai atrodo gražiai, bet rankose jaučiasi kaip žaisliukai. LCD ekraniukai yra maži, laiko skaitomumas gana vidutinis. Nerūdijančio plieno apyrankės atrodo gražiai, bet yra vidutinės kokybės. Modelio A100WE priekyje esantys mygtukai atrodo stilingai, tačiau naudoti juos yra nepatogu. Trūkumai. Plastikiniai stikliukai lengvai braižosi. Tik bazinis 3 atmosferų vandens atsparumas. Kalendorijoje neužprogramuoti metai. AQ800E modelyje nėra ekrano pašvietimo. Taip, šie laikrodžiai turi kai kurių objektyvių trūkumų, bet viskas kompensuojama jų unikaliu dizainu. Jie išlaiko autentišką 1980-ųjų retro atmosferą, bet kartu atrodo pakankamai moderniai. Rekomenduoju įsigyti bent vieną iš vintage linijos laikrodžių savo kolekcijai. Juos galite rasti laikrodžiai LT elektroninėje parduotuvėje. Nuorodas rasite aprašyme. Dėkui, kad žiūrėjote, tikiuosi apžvalga patiko. Prašau užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir pasidalinti. Iki kitų kartų.